Alegrija Sun Village viešbutis. Alegrija pasirodo visai fainas tinklas, esantis Ispanijoje, man jisai prieš tai buvo negirdėtas. Ir va čia filmuoju prieigas. Viešbutis yra miesto tipo. Labai stilingos bendros erdvės, labai jaukios, labai geras maistas. Viešbutis yra Lloret de Mar miestelio centre. Ir iki, kaip centre, iki pačio centro, o ten jau yra ir paplūdimys, kokį 5 minutės pėsčiomis, šiek tiek išėjus iš viešbučio, išeinam į dešinę, už baltos tvoros į dešinę ir dar į dešinę ir mes jau nusileisime prie paplūdimio. Tai va, čia yra tai, ką aš vadinu stilingas. Tokie jaukus dalykiukai. Labai fainas servizas. Vidinės erdvės, tikrai labai fantastiškas. Čia yra Sun baras, kuris dirba iki vėlyvo vakaro. Pažiūrėkim kainas. Espresso €1,40. Oi. Šviežios sultys 2,20. Na ir kas čia dar? Brandis, pavyzdžiui, 3,30, čia nerašo tik taip aš per brandas. Šiaip fainas servizas, viskas yra gerai. Išeinam į lauko zoną, kur yra antras baseinas. Vienas yra palei gatvę, o kitas va toks mažutis, taip pat teritorijos tiek ir yra. Fainai medinės grindys, labai fainai. Gultai tvarkingi. Na ir va, kambariai žiūri į šitą pusę, tai gretimai kažkai nežinau, apartamentai, dar kažkas tai. Ir tie bambukai naktį, kai būna vėjuota, šiek tiek barška. Man tai labai patiko, bet iš minusų tai kas yra, šiek tiek trūksta tvarkos, elementarios švaros kambaryje, bet visada galima prašyti, kad išvalytų, sutvarkytų. Užlipame į lauko terasą, iš baseino, užlipame į 2 aukštą ir čia yra tokie faini gultai, bet ir čia trūksta švaros, tai gal vienintelis trūkumas ir būtų. Viskas gražu, viskas tvarkingai, bet fainai. Ir va čia jau matosi jūra, tik tai tiesiai nenueisite, eiti reikėtų taip, kaip ir sakiau. O tenai už tos vatolos, kairėje, labai graži pilis, pasivaikščiojimams labai tinkama. Čia prie baseino šitie staliukai tai yra pagrindinė restorano lauko zona. Ir dabar aš apeisiu tą pagrindinį restoraną iš kitos pusės. Sugrįžtame į lobby barą, lobby zoną. Ir čia nusileidęs liftais, jeigu iš kambario į dešinę pusę ir yra pagrindinis restoranas. Vakarieniai tiekia tikrai prie maisto skanų vyną, jeigu jis jums yra įskaičiuotas. Ir va 2 tokios erdvės. Viena. Maisto pasirinkimas tiek pusryčiams, tiek vakarieniai yra tikrai fainas. Pažiūrėkit, vien sūrių kokia galybė. Labai mažai, kur būna tiek
tiekiama ypač pusryčiais. Gražus, o kas svarbiausia, ir labai skanūs sumuštinukai. Visada šviežios daržovės, kelias naktis gyvenom, tai tikrai niekada nebuvo kažko tam pavykusių salotų ar padžiūvusių pomidorų. Standartiškai kiaušiniai, kiaušinienė, keptas beikonas, visokių jogurtukų su želė jau padaryti ir va taip gražiai patiekti vaisiai. Ir va dar viena salė, dar viena pusryčių salė, iš kurios ir yra išeinama į lauko terasą su lauko staliukais. Alegrija viešbutis Lore del Mar miestelėje ir mūsų kambarys standartinis. Dar kvepia dažais, nežinau, čia gerai, kad kvepia dažais ar negerai, naktį pamatysiu. Visiškai naujutėlis. O ir kokia faina kosmetika, dantų šepetuko rinkinys Smile, Beauty, labai fainai. Džiovintuvas yra. O ir kambarys tokia marinistinė tematika, jaukus. Kambaryje yra televizorius, spinta tokia paslėpta sienoje. Ir čia mūsų balkonas. O, ir buvom apdovanotas vaizdu į jūrą per stogus, bet vis tiek fainai. Dar viena baseino zona. Šiaip viešbutis tai fantastiškas, bendras erdvės, labai labai gražios. Alegrija Sun Village trivietis kambarys, labai panašus į dvivietį. Tik tai va yra papildoma lova, kur yra visiškai normali su normaliu čiužiniu ir normalaus ūgio žmogui. Tai čia drąsiai gali gyventi 3 suaugę, tik tai vietos lagaminams, tai taip jau kukliai. Ir čia yra vaizdas ne į jūrą, bet iš kitos pusės į tą patį baseiną. Ai, ne, vaizdas į jūrą ir va kabanos yra. Kabanos tai tos pavėsinės tokios gultui. Gražus vaizdas.